Sveiki. Šiandien mes jums papasakosime, kaip prisijungti prie mūsų faktūravimo sistemos. Tuo tikslu savo kompiuteryje einame į Accessories, susirandame Remote Desktop Connection. Tuo tikslu galime naudoti ne vien savo, bet kokį nešiojamą kitokį kompiuterį. Ir atsidariusiame lange skleidžiame Options ir dabar atsidariusiame lange įrašome gauto serverio IP adresą 60.14. Ir taip pat įrašome gautą vardą, prisijungimo vardą. Toliau spaudžiame Connect. Ir jūs jungiatės prie serverio. Jūsų klausia prisijungimo slaptažodžio ir čia apačioje jūs įrašote gautą prisijungimo slaptažodį. Šiek tiek tenka palaukti, kol jūsų virtualus kompiuteris atsiras, pasikraus. Štai randasi po truputėlį ikonos ir už 1 sekundės galima paleisti Reveal, kuri yra faktūravimo programa jums. Leidžia rašyti klientų, įrašyti, ištrinti klientus, o taip pat įrašyti, ištrinti sąskaitas. Rašome prisijungimo vardą, kurį gavote elektroniniu paštu, ir slaptažodį. Štai jūs esate programos viduje, paspaudę mygtuką su ženklu R, jūs įeisite į faktūravimo programėlę. Paspaudę pardavimo operacijos, jūs atidarote įrašytas sąskaitas faktūras, matote pagal datą, jūs galite jas pasirinkti. Tarkime, jeigu mes žiūrime, kas įrašyta šiandien, tai mes tiesiog nuskaitome informaciją ir štai turime jau vieną įrašytą sąskaitą. Tarkime, mes norime įrašyti naują sąskaitą ir ją išspausdinti, tai mes spaudžiame naują. Šitame lauke pasirenkame klientą, spaudžiame klientų sąrašas ir vėl nuskaitome. Čia viskas vyksta per nuskaitimus. Neteisingai buvo nuskaityta, reikia nuskaityti visi, o ne kodas. Nuskaitome visus klientus, dar kartą skaitome sąrašą. Tarkime, pasirenkame poną Petraitį kaip klientą, jis, tarkime, mums užsakė mums paslaugą, tarkime, kelionę. Matome, klientas parinktas, belieka parinkti prekes. Tai yra, einame į operacijas, spaudžiame naujas ir vėlgi tokiu pačiu būdu, spausdami sąrašą, parenkame kažkokią tai mūsų paslaugą, kurią mes ketiname dabar įrašyti ponui Petraičiui į sąskaitą. Tarkime, ponas Petraitis pasirinko 10 dienų kelionę į Tunisą. Tarkime, jie keliauja dviese, tai bus 2 kelionės. Ir kelionės kainą tenka įrašyti ranka, kadangi kelionės tikriausiai skiriasi kainos jų, tai rašome 1500 kelionės kainą ir kuomet peršokame į kitą langelį, skaičius įsirašo. Tuomet rašome, jeigu suteikiame ponui Petraičiui nuolaidą, tarkime 5% nuolaidą suteikiame. Jeigu yra kažkokių papildomų sąnaudų prie kelionės, galime prirašyti jas čia, tai būtų padidėjimas kainos. Rašome šičia, jeigu yra tokio poreikio. Ir viskas. Spaudžiame išsaugoti
kelionė išsaugota. Tiesa, matome klaida, išsaugota viena kelionė, tektų ją pataisyti, vėl įeinant ir pataisant štai taip kelionę. Kažkaip prapuolė ir kainą betaisant. Štai dabar viskas tvarkoje. Galbūt mes parduodame dar kažką, tai tarkime medicininių išlaidų draudimą, gana populiarus dalykas. Taip pat einame čia, pasižymime draudimą. Jie būtų 30 dienų, 2 žmonės, tai rašome 30 dienų ir rašome draudimo kainą, tarkime tai yra 5 litai dienai. Ir einame į šoną, 150 litų matome bendrą sumą, jeigu mums tai tinka, paspaudžiame išsaugoti ir išsaugome. Dabar belieka tą sąskaitėlę išspausdinti, štai spausdiname ekrane, pasižiūrime, galime pasirinkti, ar tai mes norime klientui rodyti, kad jam duodame nuolaidą, tuomet reikėtų pasirinkti sąskaitą su nuolaida. Štai turime ekrane sąskaitą. Peržiūrime ją, jeigu jinai mums tinka, spaudžiame spausdinti, pasirenkame mūsų printerį. Mūsų printeris dažniausiai pažymimas tokiu mistiniu žodžiu in session. Tai yra mūsų kompiuterio printeris, mums pažįstamas printeris, tačiau jis tokiame pasiekiamas iš toli. Tai pasižymime savo printerį, spaudžiame gerai. Ir sąskaita nukeliauja į printerį. Šiuo metu printeris nėra prijungtas, tai tikriausiai nieko ir nebus. Jeigu mes norime įspausdinti ataskaitą į PDF printerį, mes lygiai taip pat galime padaryti, spaudžiame gerai, pasirenkame, kur pateks mūsų sąskaita ir kaip jinai vadinsis. Tai pavadinkime, tarkime, sąskaita Jonaičiui. Petraičiui, atsiprašau, koks skirtumas. Ir sąskaita suformuota PDF būdu ir ją galima paskiau vėliau išsiųsti klientui kaip PDF failą. Jeigu esame patenkinti savo sąskaitą, tiesiog visus langus uždarome. Duomenis reikėtų išsaugoti. Langus uždaryti ir galime programą uždaryti arba naudoti sekančios sąskaitos išrašymui. Nuo serverio, aišku, irgi vertėtų tokiu atveju atsijungti. Tai ačiū Jums už tą